Ištrauka iš Gešės Džampo Stinlėjaus knygos 4 tauriosios tiesos. 3.2 skyrius. Žmogaus gyvenimo vertingumas. Pirmiausia, reikia suvokti savo gyvenimo vertingumą ir tada suprasite jo prasmę. Nesuvokdami tikrosios savo gyvenimo prasmės, imsite manyti, kad pagrindinis jūsų tikslas – turėti daug pinigų ir drabužių, šen bei ten važinėti, vaikščioti į paplūdimį ir degintis iki pajuodimo. Tačiau, tik suvokę savo gyvenimo vertingumą, pamatysite, kad jis turi kur kas gilesnę prasmę. Tada jums reikės suvokti žmogaus vertingojo gyvenimo reikšmę. Suvokę gyvenimo reikšmę, įžvelgsite daug gilesnę jo prasmę. Trečioji šiame etape aiškinama nuostata – žmogaus vertingojo gyvenimo retenybė. Ji padeda suvokti, kad jūsų žmogiškasis gyvenimas ne tik vertingas bei reikšmingas, bet ir labai retas, todėl negalima juo piktnaudžiauti. Gimęs žmogumi, jūs kol kas nepatirėte žemutinių pasaulių kančių, bet jeigu neatsikratysite proto tamsumų, jūs vėl pakliūsite į žemutinės lemtis. Jūs tarsi dovaną gavote trumpalaikę vizą į žmonių pasaulį. Tai suvokdamas, visažinis Buda pateikė tokį pavyzdį. Vandenyno dugne gyvena senas aklas vėžlys. Visą savo gyvenimą jis guli ant dugno ir tik kartą per 100 metų išplaukia į paviršių. Vandenynas – tai samsara, o jo paviršiuje plaukioja auksiniai pavalkai, simbolizuojantis vertingąjį žmogaus gyvenimą. Vėžlys, kurio aklumas yra nežinojimas, išplaukdamas į paviršių, savo galvą įkiša į auksinius pavalkus. Dėl nežinojimo jūs ilgą laiką kuriate neigiamą karmą ir labai mažai sukuriate geros karmos, kuri yra laimės priežastis. Todėl retai, kaip aklas vėžlys, kartą per 100-metį išplaukiantis į paviršių, jūs gimstate žmogumi. Pakilti į paviršių reiškia gimti žmogumi. Mes įgyjame ne paprastą žmogaus gimimą, o vertingai žmogaus gyvenimą, kurį labai sunku įgyti, kaip vėžliui pataikyti įkišti galvą į auksinius pavalkus vandenyno paviršiuje. Per meditaciją jūs galite suvokti žmogaus gyvenimo vertingumą, mąstydami pavyzdžiui apie aklą ir bekojį žmogų, kuris sapne nukrito nuo uolos. Jis pataikė tiesiai laukiniam elniui ant nugaros, apsikabino jo kaklą, o elnias nušuoliavo tolyn. Kai aklas žmogus viską suprato, jis tarė: nutiko neįtikėtinas dalykas. Aš, aklas ir bekojis, šuoliuoju ant laukinio elnio. Jeigu aš dabar neuždainuosiu, kada man teks dar padainuoti? Panašiai ir jūs esate bekojai, nes turite nedaug dvasios nuopelnų. Jeigu turėtumėte daug nuopelnų, vaizdžiai tariant, tvirtas kojas, galėtumėte jomis keliauti, kur tik norite. Šiandien jums retai pavyksta įvykdyti savo norus, nes trūksta nuopelnų. Neturite dvasinių kojų. Žinoma, jūs turite kojas iš kaulų ir mėsos, bet tikrųjų kojų neturite. Be to, dar esate akli. Nors turite 2 akis, bet neturite tikrosios akies, išminties. Jūs, akli ir bekojai, miegate ant samsaros uolos ir krentate nuo jos. Dabar jūs atsitiktinai nukritote ant žmogaus vertingojo gyvenimo elnio nugaros. Supratę tai, sakykite sau: šiandien man nutiko kažkas neįtikėtina. Aš, aklas ir bekojis, dvasinio mokytojo ir Budos dėka joju ant žmogaus vertingojo gyvenimo elnio.
Jeigu šiandien nepraktikuosiu dharmos, kadagi dar man pavyks ją praktikuoti? Jeigu apie tai mąstysite, atsiras entuziazmo. Pagrindinis žmogaus gyvenimo vertingumo meditacijos tikslas – sukelti entuziazmą, norą uoliai vykdyti dvasinę praktiką. 3.3. Nepastovumas ir mirtis. Trečioji pradinio lygio motyvacijos ugdymo tema – nepastovumo ir mirties meditacija, leidžianti suvokti 3 realias jūsų gyvenimo situacijas. Jūsų padėtis panaši į senos moters, gyvenančios nuomojamame name situaciją. Nepailsdama, ji puošia ir prižiūri savo namus, remontuoja, apstato gražiais baldais. Ji stipriai prisirišusi prie namo ir sodo, dažnai bara vaikus, skinančius gėles jos darželėje, ir pavydi kaimynams, kurių namas didesnis ir gražesnis. Kartą vienas išmintingas žmogus jai pasakė: aš papasakosiu apie 3 tavo problemas, kurių tu nesupranti. Pirmoji problema – namas tau nepriklauso. Antroji – namo savininkas egoistas ir bet kada gali tave išvyti. Trečioji – tu eikvoji daug jėgų šio namo išlaikymui ir puošimui, o kai tave išvys, nieko, ką padarei, negalėsi pasiimti. Bet jeigu turėsi pinigų, tu galėsi nusipirkti naują, dar geresnį namą. Pagalvok apie tai. Jis susimąstė ir suprato, kiek brangaus laiko iššvaistė veltui. Ir kai kitą rytą vaikai nuskynė keletą žiedų jos darželėje, ji pasiūlė jiems prisiskinti jų daugiau. Atsikratė pavydo kaimynams, jų gėlynams ir namams. Ji pradėjo gailėtis kaimynų, kurie taip pat nesupranta savo tikrosios padėties. Jausdami pavydą kaimynui, įsigijusiam naują automobilį, jūs tampate panašus į tą moterį. Jūsų padėtis vis dar panaši į jos. Todėl negalvokite, kad toji moteris paprasčiausiai kvaila. Namas tame pavyzdyje – tai jūsų kūnas. Manote, kad jis priklauso jums, bet taip nėra. Jūs tik nuomojate šį kūną už savo karmos pinigus. Kai karmos pinigai pasibaigs, jums teks šį kūną apleisti. O jeigu net jūsų kūnas jums nepriklauso, klaidinga laikyti nuosavybę automobilį, vasarnamį, žmoną ir visa kita. Neįmanoma realiai turėti ką nors materialaus. Jūs tik laikinai tuo rūpinatės, o vėliau jūsų turtas atiteks kitiems žmonėms. Niekas nebuvo mūsų pasaulio savininkas nei anksčiau, nėra toks nei dabar, nebus ir ateityje. Didžiausi užkariautojai pavergdavo imperijas ir šalis, bet dabar iš jų liko tik vardai, nebeliko net kūnų, nes šie jiems nepriklausė. Kai suvoksite nepastovumo realybę, o tai nesudėtinga, jūs netrokšite valdyti nuosavybės, bet laikinai jūs esate šio pasaulio valdytojas. Reikia suvokti, kad tik laikinai pasaulis, žemė yra jūsų. Kadangi žemė sukurta ir jūsų karmos, jūs dalinai ir laikinai valdote šią planetą. Visa, kas ant jos, laikinai yra jūsų, bet jūs, kaip ir bet kas kitas pasaulyje, nieko amžinai valdyti negalėsite. Kažkuria prasme, jūs niekuo nesiskiriate nuo Berezovskio, tačiau turite šiokį tokį pranašumą. Jūs galite ramiai miegoti, o jis ne. Grįžkime prie minėtosios moters pavyzdžių. Kaip šeimininkas ją bet kada gali išvyti iš namų, taip ir mirtis bet kurią akimirką gali jūs išvyti iš jūsų kūno. Tai gali atsitikti ryt ar poryt, tokia realybė. Kaip senoji moteris išsikeldama nepasims nei namų jaukumo, nei švaros, taip ir mes mirties akimirką negalime nieko išsinešti. Kaip tai moteriai naujo namo pirkimui reikalingi pinigai,
Taip ir mums reikia karmos pinigų, kad palankiai atgimtume. Pirmiausia, reikia suvokti, kad jūsų kūnas jums nepriklauso. Viso labo jūs jį nuomojate ir už tai mokate karmos pinigais. Jei šis kūnas ne jūsų, jums kada nors teks su juo išsiskirti. Tokia realybė. Tai pirmoji pagrindinė nuostata. Mirtis neišvengiama. Reikia taip mąstyti. Po 50 ar 60 metų manęs jau nebus šiame pasaulyje. Kad ir koks populiarus tapčiau, visa mano šlovė – tuščias garsas. Po kiek laiko iš manęs liks tik vardas, tad kokia garbės ir reputacijos nauda. Amerikoje kalbama, negalima pabėgti nuo mirties ir nuo mokesčių. Rusijoje gal ir galima pasislėpti nuo mokesčių, bet nuo mirties tikrai niekur nedingsi. Taip ir kiekvienoje šalyje. Nuo mirties nepabėgsi, nors nuo mokesčių gal ir įmanoma. Tačiau amerikiečiai taip kalba, nes jų šalyje mokesčiai neišvengiami, kaip ir mirtis. Turite suprasti, kad anksčiau ar vėliau mirsite. Antroji reali situacija yra ta, kad mirties laikas nežinomas. Mirtis gali užklupti bet kuriuo metu ir svarbu tai įsisąmoninti. Daugybė žmonių žino, kad anksčiau ar vėliau mirs, bet nedaugelis suvokia, kad tai gali nutikti bet kurią akimirką. Žmonės instinktyviai galvoja, aš gyvensiu dar ilgai, kiti gal ir mirs, bet aš gyvensiu išties ilgai. Nepaisydami to, kad nuolat susiduria su jaunų žmonių, netgi vaikų mirtimi, žmonės nesusimąsto. Jie nesupranta, kad gali mirti po metų ar 2. Tai vadinama pastovumo sąvoka, ji jūs apgaudinėja. Būtent dėl pastovumo sąvokos mes sukomės samsaroje, itin susižavėję šiuo gyvenimu. Mes visiškai nesuvokiame vertybių, kurios būsimuose gyvenimuose mums sukuria laimę. Jeigu iškrentate iš lėktuvo, jūs kiekvieną akimirką artėjate prie žemės. Tokioje situacijoje didžiausia vertybė jums parašiutas, o ne kiti daiktai. Jūsų kritimas netaps katastrofa, jei nusileisite darmos parašiutu. Svarbu suprasti, kad mirties laikas yra nežinomas. Mirtis jūsų nelauks, kol baigsite savo darbus. Antra vertus, ji neateina visiškai staiga, perspėja apie savo greitą pasirodymą. Mirtis periodiškai jums siunčia savo kvietimus, bet jūs nekreipiate į juos dėmesio. Štai jūsų plaukai pražilo, tai mirties atsiųstas kvietimas. Kągi darote, tokį kvietimą gavę? Pradedate dažyti plaukus. Po to mirtis atsiunčia dar vieną – raukšles. Tada bėgate pas plastinės chirurgijos specialistus. Taip jūs nuolat save apgaudinėjate. Pražilus plaukams, savo žilės nedažykite, o sakykite, mirtie, aš gavau tavo kvietimą ir ruošiuosi tavo atėjimui. Reikia būti visada pasirengusiam, nes mirties laikas nežinomas, nenuspėjamas. Kadamo tradicijos meistrai prieš miegą apversdavo arbatos puodelį, taip savo primindami, kad ryte jis gali būti nebereikalingas. Jūsų miegas bus pozityvus ir ramus, jei vakare apvertę puodelį pamąstysite, gal ryt gyvensiu, o gal jau ne. Tačiau prieš užmigdami jūs nepagalvojate apie nepastovumą ir mirtį. Galimybė rytoj susirgti ir numirti jums atrodo labai bauginanti, bet niekuomet nepagalvojate, kaip bus gera, jei ryt liksiu gyvas. Galimas toks pavyzdys. Kalėjime yra 1000 kalinių ir išprotėjęs prižiūrėtojas kasdien nušauna 50 atsitiktinių žmonių. Niekas negali pasakyti, kas kitą dieną liks gyvas ir ar jūs pakliūsite tarp laimingųjų. Kaip jausitės tą rytą, gyvas grįžęs į kamerą, jums labai pasisekė.
nors buvo didelė tikimybė gauti kulką. Mes negalvojame apie tai, įžūliai nekreipiame dėmesio į mirties kvietimus. Mūsų protas lyg prastai veikiantis kalkuliatorius. O Kadamo tradicijos meistrai, rytą nubudę, atversdavo savąjį arbatos puodelį ir sakydavo, kaip man pasisekė, aš galėsiu savo gyvenimą papildyti dar vieną prasmingą dieną. Jeigu taip gyvenate, jūsų daromos praktika kiekvieną dieną tampa grynesnė. Mąstydami apie nepastovumą, jūs apsisaugojate nuo gimimo žemutiniuose pasauliuose, o kasdieniame gyvenime nuo depresijos, nevilties bei kartėlių. Kai jūs ištinka depresija, atsėlina finansinės ar šeimyninės problemos, pamastykite apie nepastovumo sampratą. Tada pasaulietiškos problemos pradės byrėti ir savaime spręstis. Taigi, geriausia apsauga praktikos pradžioje – prisiminti nepastovumą ir mirtį. Trečioji pagrindinė nuostata – mąstymas, kas jums pravers mirštant. Yra ir šiam atveju tinkamas mokymas. Trumpai kalbant, mirštant jums bus reikalinga tik dharma. Tai reiškia, kad tuomet jums prireiks tik jūsų dvasinių savybių, tik jas galėsite pasiimti iš šio gyvenimo į kitą. Formuoti nepastovumo sampratą nereiškia nuolat tvirtinti, kad mirštate. Sveikas mąstymas, kad nieko nėra pastovaus ir nėra jokios garantijos, kad rytoj dar gyvensite. Jums atneš tik naudos. Pagal tikimybių teoriją, rytoj mirti yra didesnė tikimybė nei išgyventi. Tokia realybė, bet ne būdas jūs bauginti. Juk yra daugybė priežasčių jūsų gyvenimui nutrūkti ir nėra beveik nė vienos jam tęstis. Mes sudaryti iš 4 elementų ir jeigu sutriks jų pusiausvyra, ateis mirtis. Yra daugybė mirtinų ligų, gamtos kataklizmai, transportas ir begalė kitokių gyvenimui nepalankių sąlygų. Be to, mūsų kūnai yra labai trapūs. Žmogus gali mirti net sapnuodamas, sustojus širdžiai. Mes visą laiką galvojame, kas gali nutikti kitiems, bet ne mums. Tačiau mirtis gali kiekvieną akimirką ištikti ir mus. Kai tai nutiks, keisti ką nors jau bus per vėlu. Mūsų kūnai ne šiuolaikiniai Mercedesai, o labai seni žiguliai. Seno automobilio bagažinėje visuomet yra kažkokių atsarginių dalių. Ačiū Dievui, jei kelionės tikslą pasiekėme be gedimų. Todėl kasryt nubudę tarkime sau, ačiū Dievui, aš gyvas. Tokia samprata labai paprasta ir naudinga. Tikriausiai žinote aktorę Sharon Stone. Jos vyras norėjo išsituokti ir reikalavo 80% turtų. Išsigandusi ji patyrė komą. Ilgą laiką ji buvo pradedanti budistė, bet praktikavo paviršutiniškai. Atsigavus, ji prisiminė mokymą apie nepastovumą ir pradėjo apie jį mąstyti. Todėl pradėjo kitaip vertinti supantį pasaulį. Tie 80% turto jai tapo visiškai nereikšmingi. Ji pasakė savo, esu laiminga, kad nubundu kiekvieną dieną, matau artimus ir pažįstamus žmonės, džiaugiuosi, kad jie sveiki ir gyvi. Ji realizavo nepastovumo sampratą, tad neprarado tų 80% ir vėliau skyrė juos pagalbai kitiems. Jeigu puoselėsite nepastovumo sampratą, ši pagelbės jums ne tik šiame, bet ir būsimuose gyvenimuose. Antraip nepastovumas jūs tik dirgins. Kylančios kainos, sąlygų kaita, visa tai jūs erzins. Kartais žmogus elgiasi blogiau už šunį. Šuo neturi namo, nesirūpina, ką ės rytoj, bet miega ramiai, nes neturi pastovumo sąvokos. Jis galvoja, kai ateis rytojus, atsiras maisto ir bus kur prisiglausti. Žmogus turi išpuoselėtą pastovumo sąvoką. Jeigu jis turi atsargų rytdienai, jam to maža.
Reikia, kad atsargų būtų metams, 2, 10 ar net visam 100 metų. Tai jums trukdo, neleidžia ramiai miegoti, nes protą valdo pastovumo sąvoka. Ji kliudo netgi šiame gyvenime. Įsigilinus, galima pastebėti, kad daug gyvenimo klaidų padaroma dėl debiutinės klaidos. Tai yra pastovumo sąvokos. Žaisdamas šachmatais, prastai žaidžiantis žmogus laikosi pastovumo sąvokos ir mano, kad jo priešininkas padarys tam tikrą ėjimą, po to kitokį klaidingą ir galų gale praloš. Jūs manote, kad priešininkas nekeis susidariusios situacijos, žais kaip žaidė ir nedarys jums nepalankių ėjimų. Iš tiesų, nėra jokio pastovumo. Geras šachmatininkas žino, jog viskas gali pasikeisti bet kurią akimirką ir reikia būti tam pasiruošusiam. Atsakydamas į jūsų šiandieninį ėjimą, priešininkas rytoj gali atlikti ne tokį ėjimą, kokio tikitės. Nieko baisaus neatsitiks, jeigu priešininkas nepadarys ėjimo, kurio mes laukiame. Tikras šachmatininkas žino, kad visa dabartinė situacija gali pasikeisti. Jūsų gyvenime nėra tikslaus scenarijaus, nustatytos įvykių tvarkos, nėra pastovumo. Tai žinodami jūs nebūsite supančioti netikėto įvykių posūkio. Budizmas nurodo 5 pastovumo sąvokos trūkumus. Pirmojo trūkumo esmė tai, kad jūs neatmenate dharmos ir esate visiškai pasimetę dabartinėme gyvenime. Jūs netgi negalvojate apie šią brangenybę, kuri yra laimės šaltinis kiekviename gyvenime. Tokioje situacijoje dharma tai parašiutas jums, iškritusiam iš lėktuvo. Jeigu žmogus mano nekrentąs, jis atsisako parašiuto, prašo pastatyti jam didžiulį sostą, sėdasi į jį ir jaučiasi laimingas. Dharmos neatminimas yra savęs apgaudinėjimas, katastrofa. Pati nepastovumo tema nėra sudėtinga, bet suvokti nepastovumą nelengva. Tie, kurie šio mokymo klausėsi anksčiau, manė, kad jis visai paprastas, o dabar, pradėję apie jį mąstyti, supranta, kad jis labai gilus, siekia širdį, skverbiasi vidun. Jūs jaučiate, išgyvenate ir pradedate keistis. Labai gerai, jei viskas taip vyksta. Jeigu jūs dabar nepersismelksite tuo, ką išgirdote, tolimesnės šios temos meditacijos neduos naudos, jūsų nepakeis. Antrasis pastovumo sąvokos trūkumas. Nors ir atmenate dharmą, jos nepraktikuojate. Atidedate vėlesniam laikui. Tarsi krentant iš lėktuvo, mokytojo pasiūlytas parašiutas jums šią akimirką nereikalingas. Manote, kad jo prireiks jums vėliau. Tokių mano mokinių yra gana daug. Jie sako savo, ačiū, bet parašiutas man labai nepatogus. Aš jį užsidėsiu ir išsiskleisiu vėliau. Tačiau tas vėliau niekada neateina. Vienas mokytojas vertė savo mokinį visą laiką dirbti. Kartą mokinys pasiteiravo mokytojo, kada galės pailsėti, kada surengs pikniką. Mokytojas atsakė, kad mokinys pailsės ir surengs pikniką tada, kai užbaigs darbus. Šie nesibaigė, mokinys pavargo, o mokytojas, užduodamas naują darbą, kartojo tuos pačius žodžius. Sykį, beeidami gatve, jie sutiko 4 vyrus, ant neštuvų nešančius numirėlį. Senas, prastai matantis mokytojas paklausė, kas ten vyksta. Mokinys atsakė, visus savo darbus užbaigęs žmogus nešamas į pikniką. Tokie yra jūsų ketinimai – užbaigti darbus ir tik tada užsiimti praktiką. Veikiausiai tai įvyks kapinėse. Niekuomet neatidėliokite praktikos. Atidėliojimai yra pastovumo sąvokos pasekmė. Trečiasis pastovumo sąvokos diktuojamas trūkumas. Nors prisimenate dharmą ir prisivertėte užsiimti budizmo praktiką,
jūsų praktika negrina. 8. karma pasakė, jei rytą neprisimenu nepastovumų ir mirties, visa rytinė praktika tampa beprasmė. Jeigu dieną jų neprisiminčiau, dieninė praktika taip pat praeitų veltui. Jeigu neatminsite nepastovumų ir mirties, 99% jūsų praktikos tarnaus džiaugsmo ir laimės siekimui šiame gyvenime. Jūs tarsi užsiimate praktiką, skaitote maldas, mantras, bet ir galvojate, šiandien aš padariau tą ir tą, rytoj darysiu aną. Tokia praktika tampa jūsų pasaulietiškų reikalų planavimo laiku. Šie trūkumai kyla dėl prisirišimo prie pastovumo sąvokos. 4. trūkumas – dėl kabinimosi už pastovumo sąvokos, kasdien didėja pyktis, prieraišumas ir kiti proto tamsumai. Kažkada kas nors šiurkščiai pasielgia su jumis. Jūs, jaudinami kabinimosi už pastovumo, galvojate, jei šiandieną tam žmogui neatsakysite, ryt, poryt ir po savaitės jis vėl šiurkščiai kalbės apie jūs. O jeigu suvokėte nepastovumą, jūs į tai pažiūrėsite atsainiai. Gal rytoj to žmogaus nesutiksite, galbūt jūs mirsite, o gal mirs jis. Kabinimasis už pastovumo uždaro jūs į kalėjimą, o nepastovumo suvokimas jūs išlaisvina. 5. trūkumas – mirdami karčiai gailėsitės, nes žmogaus vertingojo gyvenimo laikas buvo iššvaistytas. Įgarsino Mahajana akademija.